Sveiki visi, filmuoju lauke, pagaliau geras oras, prabėgo Liepa labai greitai, su įvairiais įspūdžiais, su karštais orais, su lietumi, su keliom kelionėm, su trim pabaigtukais, su dviem pabaigtukais ir apipavidalintų darbų. Kodėl aš čia? Tai norėčiau ištraukti burtus to žmogaus, kuriam atiteks schema, kurią žadėjau praeitą video. Tai dabar mes atsidarysim šitą tokį indelį ir ištrauksim tą žmogų, tą žmogeliuką. Tai kas tai bus? Tai Mėnulyje 3874. Tai pabandysiu susisiekti su ją ir išsiųsti schemutę žadėtą ir dovanėlę. O jūs likit žiūrėti mano mėnesio pasistumėjimų ir siuvinėjimų ir pirkinių ir kelių startų. Ir jeigu įdomu, tai susitiksim. Jeigu įdomu žiūrėti, žodžiu, likit su manim. Labai džiaugiuosi, kad apipavidalinau savo karvės pagalvę. Tai čia taip greitai pasiuvau, padovanosiu mamai ar tetai, pasiūlysiu mamai, gal jinai norės, tai jai ir atiteks ta pagalvė, tokia minkšta ir greitai labai apsipavidalina. Reikėtų gal čia įsiūti kokį lipuką. Tai kai jūs darysit, siūsit kitą pusę, tai padarykit didesnį užleidimą. Tai čia yra labai nedidelis tas užleidimas. Nukrito. Filmuoti šias 2 savaitės arba mėnesį, pažiūrėsim kaip išeis. Noriu sukti ruletę ir siuvinėti su rulete. Tokios rotacijos pliusas, kad visą laiką laukia staigmena. Ir čia įdėjau ne tik savo procesus, bet ir pasirinkimą, apipavidalinimą ir 2 naujus startus. Tai pasukim tą ruletę ir sužinokim, ką man reiks siuvinėti. 2 darbus išsirinksim. Taip. Tai pirmas darbas gėlės ir arbata mereškos. Ir antras darbas Dimensions kojinė. Taip. Tai atnešiu juos parodyti tuoj. Mereškos arbata, laukinių gėlių arbata. Tai čia tas arbatinukas ir vaza. Tai šiuo metu išsiuvinėta, nepamenu, ar 60 ar 70%. Atrodys taip ir siuvinėsiu 2 dienas šį gražų darbą ir jums parodysiu. Mereškos darbas puikiai pajudėjo. Išsisiuvinėjo viršutinės gėlės, šiek tiek padaugėjo bieso, reiškia apipavidalinančio dygsnelio. Tai labai džiaugiuosi. Ką galiu pasakyti, kad kokie 1500 gal. Tai aišku, norėtųsi šiek tiek daugiau, bet kada yra kiek yra. Bet jeigu taip siuvinėti vieną projektą, tikrai nemanau, kad atsibostų. Tai pasigrožėkime tom gražiom gėlėm. Dera prie tos cukrinės svogūninės spalviškai. Tai kas liko kairės pusės keletą gėlyčių ir šiek tiek fono, virduliuko rankena ir apatinis, pats apatinis tas servetėlės kampelis. Tai irgi puikus kandidatas į pabaigtuves. Taip labai gražus darbas, toks ryškus, vasariškas. Ką darys toliau, tai siuvinės toliau, žiūrės, nieko nežadu, nes laukia rugpjūtis, kelionių metas, tai nežinau, ar pavyks pabaigti, bet jei aš pasiėmiau čia į kelionę, tai kažkiek pajudinsiu. Būtų smagu pabaigti vasarą.
Sekantis darbas kojinė. Tai šiuo metu atrodo taip. Irgi siuvinėsiu 2 dienas ir pasirodys. Perkelsiu lankelį. Ir taip. Bus labai gražu. Štai tiek pajudėjo mašinėlė. Atrodo nedaug, bet virš 2000 kryželių. Tai tikrai nemažai. Įsisiuvinėjo numeris. Siūlai tai kasos jų, tai toksai gal, sakyčiau, bardakas. Mažas bardakėlis, tai gal reikėtų pasitaisyti, nes jau painėsi. Parkuoju adatas į pačią tą rūšiuoklę. Tai va. Na, balto fono nesiuviniau šį kartą. Ką galiu pasakyti? Judam toliau po truputį ir pasieksim savo rezultatą tą. Siuvinės lengvai, puikus kelioninis procesas ir labai greitai gali eitis. Visiems rekomenduoju. Iš muziejus parsivežiau tokį laivelį, tokį siuvinėjimo rinkinuką. Taip va jis atrodo, tai mes jį išim kartu. Laikausiu viena ranka. Tai gal aš išpakuosiu be jūsų. Taip, ištraukiu toks mažas lankelis ir toj pažiūrėsim, kas viduje. O kaip gražu. Va tokia kambutė su adatėlė. Va tokie siūlai, kad išeitų toksai vat dizainas, taip. Ir toks mažas lankelis, kurį galima pasidėti po to ant laikiklio. Tai va toks rinkinukas, taip, jis yra mini kide broderio point de croix. Žodžiu, Kikerland, Olandijai. Čia pirkau tą muziejų jūrų. Ir tokį valaivą nusipirko sūnus. Čia schemutė. Tai va, tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Nežinau, gal pakeisti. O galima ir nekeisti gal. Nežinau, bet labai kieta kanva. Nemėgstu siuvinėti ant kietos kanvos. Geriu arbatą, dzūkišką žolinėlis. Tai va. Ir eisiu išsiuvinėti. Gal pakeisti savo tokią dažytą kanvą. Turiu 3 gabaliukus, tai būtų patogiau jį didesnė. Dažiau arbata ir kava. Tai va, jos atrodo tokios senos, sendintos. Pabaigiau laivelį ten per 1 ar 2 dienas. Labai sudėtingai siuvinėsiu, nes schema yra netradicinė. Neturiu aš atsivežus, tai negaliu parodyti. Žodžiu, nėra mažyčių langelių. Tų, kur po 1 kryželį tiesiog užlieta spalva. Tai ten teko ir kažkaip įsisukinėti. Bet laivelis tai gražus ir toksai mielas. Pasidėti galima kažkur. Va. Na va, čia tokios skulptūros prie Afrikos muziejus Briusely. Aišku, tikriausiai teko būti. Taip afrikiečiai, drambliai. Čia povas kitoj pusėje. Nelabai matosi, labai saulėta diena šiandien. Geras oras. Tai va taip. Ir ten muziejus tolumo. Procesai va. Štai mes įsirinksim procesą. Pasuksim ratą. Štai. Ką man siuvinėti toliau? Velykiniai kiaušiniai. Gerai, atsinešiu parodyti tuoj. Priminsiu, kad siuvinėjau kiaušinius iš šito žurnalo. Esu išsiuvinėjusi pirmus 2 vištelę ir man atrodo kiškelį. Tai dabar siuvinėsiu šituos katinėlį ir avelę. Tai taip jie atrodys.
reiškia, neimu to viso siužeto, imu tik tai kampinius elementus, va, du esu išsiuvinėjusi. Pabandysiu apipavidalinti, labai čia mažai vietos, bet pabandysim, norisi daug pabaigtuko jau. Tai man liko siuvinėti avinėlį, katinėlį ir aš gal kažką, gal tą vat su kiaušiniais tą krepšelį. Nu, arba dar galima va šitą. Taip. Tai va, tai porą išsiuvinėsiu ir pasirodysiu. Siuvinėjau du siužetai iš šito žurnaliuko. Velykiniam kiaušiniam. Tai būtų katinėlis ir avinėlis. Kas čia dabar, kažkokie lavandos gabaliukus. Tai siuvinėsi gan lengvai. Biesą pakeičiu, katinėlio vienos spalvos biesas, avinėlio kitas. Katinėlio biesas yra pagal raktą. Avinėlio aš pati parinkau, tai daug labiau patinka. Aplinkiniai tie motyvai siuvinėjasi greitai, jie skirtingi, bet kažko panašus. Nėra identiški. Tai va, o šituose gėlytėse, mažytėse lapeliuose yra labai labai daug spalvų. Dar noriu išsiuvinėti šitą krepšelį. Dar yra tokių paukščiukų, įsikarpiau iš žurnalo, atsišvečiau, kad lengviau siuvinėti. Ir krepšelis su kiaušiniai, žodžiu, gal aš norėčiau daugiau jų, kad pakabinti pavasarį ant šakos. Ir nesu įsitikinus, ar pavyks man šitos apipavidalinti, nes mažai vietos. Tai čia palikau daugiau. Taip pat labai džiaugiuosi, kad ruletė mums jos, kaip pasakė, siuvinėti. Taip, dabar sukime ruletę ir sužinokim, ką siuvinėsiu toliau. Mano pasirinkimas, tai galvosiu, ką čia pasirinkti man. Šiuo metu pagrindinis siuvinėjų darbas su šuniukais, tą damą su šuniukais. Tai norėčiau pasiuvinėti citrinas. Tai jas atsinešiu. Štai citrinos, tai Jermakovo siužetas, siuvinėjom 32 kaunto muranos berods, DMC siūlais. Laikau tokiam savo stambekliukį vienam iš pirmųjų. Tai va, ką mes čia turim. Tai norėčiau pabaigti tas užuolaidėlės. Taip. Šitoj krautuvėliai. Ir keliausiu į viršų link bačkos. Nu, kad nereikėtų man to lankelio perkelti. Siuvinėjau su nurgė lankeliu iš sagos. Tai va, viskas gražiai sekasi. Tai va, norėčiau išsiuvinėti bent 1000 kryželių. Susitiksim, kai išsiuvinėsiu. Baigiau siuvinėti. Dabar čia gal liko siuvinėti 26 000, padaryta 17%. Ką aš pasiuvinėjau, tai šios plytelės 3, kamienas, citrinos, lapeliai. Taipogi pabaigiau užuolaidėlę, šitą markizę, šitą nuo saulės, prasme, va šitos papuošimus, šiek tiek pasiuvinėjau lapelių, na tai tiek, ir išsiuvinėjau 2500 su biesu. Kai kur biesas yra iš 2 gijų, taip pat plytelėse dariau 3 gijų, kai kur reikalingas siūlas, tai jau žiūris tikrai kažkaip įdomiau, manau, tai taip ir tęsiu. Čia yra tokia pusinė plytelė, tai aš manau, kad pratęsiu šitą žemę, nedarysiu tos plytelės, nes netelpo jinai visa. Arba išardyti reikėtų šituos ir padaryti, kokią plytelę, tai nežinau, nuspręsiu. Taip pat vietoj juodo spalvos bieso, reiškia, pavadinio to dygsnelio naudoju tamsiai rudą. Jūs galite matyti skirtumą, tai čia yra juodas, o čia yra rudas, tai jis atrodo subtiliau. Ir visada patarčiau vietoj juodo tokio griežto bieso naudoti tamsiai rudą arba tamsiai pilką pagal spalvas. Taip, tai manau tinka čia tamsiai ruda spalva.
Kur eisiu toliau, tai nežinau, pažiūrėsiu, kaip šausi galvą. Galima medį toliau siuvinėti, šitą pabaigti dubenį su citrinom, taip pat galbūt krautuvėlį, nes ten yra labai gražus žibintas ir durys, ir aišku daug citrinų. Ir aišku, jeigu aš kažkur būsiu pakrašty, visą laiką pildysiu plyteles, kad neliktų į pabaigą. Tai labai džiaugiuosi, kad tai pasistumėjau iki 17% su šiek tiek. Ir labai norėčiau jį šią vasarą siuvinėti kuo daugiau. Prisigalvosim visokių čia rotacijų arba kažko. Tai puikus darbas. Labai gražus. Ir ką, mums reikia dabar pasukti ruletę ir sužinoti, ką siuvinėsiu aš toliau. Ką aš labai noriu, tą, ką senai nesiuvinėjau. Tigrą, persikus, pavyzdžiui. Ką dar? Aura, kokie darbeliai, kokie pas mane nesiuvinėti. Tai palaukit. Štai. Noriu kažką iš aktyvių, arba senai nesiuvinėtų damą, gyvūnėlius. Na, žodžiu, bet kas gerai būtų. Galbūt ne iš tų, kur, tarkim, aš nežinau, iš naujų startų gal nelabai norėčiau, nes jau prisistartavau. Tai sukam mano ratuką ir sužinokim, ką čia mes siuvinėsim. Angeliukai startas. Ok, tai gerai, tai pabandysim pastartuoti vis tiek kažką, kad ir nelabai norisi, bet jeigu ruletė liepia ir plane metų yra 25 pabaigtukai, tai reikia pildyti. Taip, tai atsinešiu. Parodysiu angeliukų Lanarte rinkinuką, kurį mes startuosim, išimsim viską ir pažiūrėsim, ką siuvinėsim. Išėmiau viską iš pakelio. Tai yra tokia rūšiuoklė mažytė iš 2 dalių. Čia blendam, aš taip suprantu, o čia irgi tokia pati. Tai pasižiūrėsim, kas čia parašyta Creative Home Decorations. Čia viršelis, kanvutė tokia, jos kraštas, tokia adatėlė, labai gerai, kad įdėta. Mums adatėlių nebūna per daug siūliukai. Tai siūlų čia parašyta visom kalbom, pažiūriu ar angliškai, ar angliškai yra, juos reikės išskirstyti. Jų yra 4, 3, 10, 13. 13 spalvų berods. Čia toks raktas. Schema gan lengva. Reikės aprašą paskaityti mažą ką. Čia ir tokia schema didelė. Tai būtinai reikės paskaityti aprašą. Mažą ką tenais rašo. Tai susitiksim, kai išsiuvinėsiu, o koks čia kauntas, bus siuvinys 15×10. Čia, žinokit, neįda yra. Čia yra lygaus audimo audinys. Na, kad ir nenorėjau, bet ką darysim. Reikia. Tai angeliukas atrodo taip, labai nedaug bieso, siuvinėjau 2 gijom, tai yra klaida, sagoj 2 gijom parašyta, o paprastoj papiriniai schemai 1, tai siūlų jau nelabai daug liko, bet tada darbas bus ryškesnis, tai ne tragedija. Kai grįšiu namo, dabar esu kelionėje, tai kai grįšiu namo, tiesiog priderinsiu, gal siūlus yra numeriai, galima nusipirkti, jeigu neturėsiu. Žodžiu, viskas bus gerai. Tai toks įsėdi, gan užsisvajojęs ir kažkiek toks įsižeidęs ar pavargęs. Taip, ir laukia savo draugo. Gal jie nuobodžiauja? Taip, nuobodžiaujantis angeliukai neturi darbo. Pirmą kartą siuvinėjau su padidinamuoju stiklu šiaip, nes radau čia tą lempą. Mamos jinai tapo paveikslus kaip pagal skaičius, tai jai kartais reikia pažiūrėti daugiau, tai jinai
naudoja tą lempą, tai man visai patiko. O šiaip tai čia, man atrodo, 28 gal kauntas, ar 32 lygaus audimo Evas. Ką toliau darys, tai aišku, planuoju toliau siuvinėti ir pabaigti. Gal va, noriu parodyti, kiek nedaug liko man išsiuvinėti šitam paveiksle. Liko pati apačia, tos plytelės, kojytės jau išsiuvinėtos, uodega rudo šuniuko. Siuvinėjau tais siūlais Madeira, tai nei labai lygus šie kryželiai, man atrodo, reikia labai žiūrėti į tempimą, ne per daug įtempti į tą kryželį, kad nors kiek geriau atrodytų. Liktų tokia tarpinė kamba tarp 16-18, turi būti smulkesnė adatėlė. Ir ką, greit galėsiu save sveikinti su finišu. Dama su šuniukais bus pabaigta. Valio. Va taip atrodo iš toli ir visai gražiai atrodo, matosi visokie įdomus perėjimai. Šiandien 15 Liepos, tikiuosi arba per porą dienų, arba per 3 dienas pabaigti visai šitą paveikslą. Dabar pamiršau pasukti ruletę. Tai įsidėsim ruletę ir aš ją pasuksiu. Taip, ir mes sužinosim, ką man reikia siuvinėti toliau. Baigiau siuvinėti rusų kurtus, čia rodau, kaip maudau procesą. Tai siuvinėtas pagal Belizarijo tokį kaip darbą dama su kurtais. Tai vienas iš jų yra, man atrodo, rusų kurtas, kitas Greyhoundas, tas šuniukas. Tai labai didingi gražus šunis. Nusiuvinėjau savo šuns garbiai. Tai va, maudomės. Senai, ilgai tas darbas buvo procese, tai tikrai vanduo jam nepakenks. Ir atgaivins, padės darbui dar pagražėti. Taip, parodysiu tai, kaip jis atrodo išdžiūvęs. Tai va, pafilmuoju pabaigtą darbą. Siuvinėjau nuo 19 metų, aišku, buvo pertraukų, tikrai vienais metais daugiau, kitais metais iš vis nesiėmiau, bet kažkaip nutariau pabaigti. Pasiėmiau ir šiais metais jau užbaigiau, kryptingai pasidariau pagrindinių procesų. Į mėnesį siuvinėdavau po 4 kažkur tūkstančius ir gal nuo kovo galo, derinant su kitais projektais, pavyko pabaigti. Tai va, džiaugiuosi labai, ką darysiu, nežinau, gal arba įrėminsim, arba paliksiu dėklę, pasižiūrėsim. Tai va, darbas tikrai didelis, nežinau, ar būtų vieta jį kabinti. The World of Cross Stitching. Čia būtų galbūt šių metų rugsėjo, nors dizainai nėra rudeniniai. Tai šia kas patiko, tai šita gal mergaitė su povu. Taipogi šita dama, moteris vyresnio amžiaus su bijūnais. Arba ne vyresnė, šiaip kad jinai tokiais šviesiais pilkais plaukais. Patiko kaip idėja
idėja tokia sudėti pultelių ir knygoms ant sofos. Pavyzdžiui, šitie augalai galima gal keisti jų spalvą. Labai patiko sūnui panaudoti šitas monstriukų raides. Aišku, kiaulytę, nes turim kiaulytės. Aišku, gyvūniukai faini su akinukais. Tai va, tai šitą žurnalą tiek daugiau čia nelabai gal to yra įdomus. Ką jums parodyti. Labai smagus kalendorius yra. Čia bus kas kitą mėnesį. The World of Cross Stitching, sardinės, toks laivas bus, katinas, obaliai. Va toks fainas miestelis. Bet kas man patiko, palaukit, parodysiu. Va šitas Duran Jones kalendorius. Man patinka šiaip kalendoriai. Bet čia yra, kaip pasakyti, projektas, kuris eina visus metus. Tai čia reikia pirkti žurnalą visus metus, kad sudėtum savo tokį kalendorių. Tai va. Bet tik nesuprantu, kodėl paraštai Hello September, jeigu čia apie visus metus eina. Nu, gal čia keičiasi. Bet labai labai fainas. Labai talentinga gal dizainerė. O ką darysiu iš šito žurnalo, tai čia darysiu vasarinį startą. Buvo toks rinkinukas su lankeliu. Tai va, aš jau susirušiavau siūlus ant savo rušiuoklės, kaip visada. Siūlai trumpi, jų nedaug. Tas pats dizainas yra nedidelis. Irgi Duran Jones kūrybos. 14 kaunto įda yra, 24 siūlai, aišku, yra schema, na ir lankelis sakiau gal, tai va, vaizduojama kaip tėtis, ir sūnus, ar mama ir dukra, dabar nepasakysiu, leidžia aitvarus ir tokia faina detalė, tai kad aitvarai turi savo uodegas, taip žavu, tai va, nu galėčiau siuvinėti ant tokios medžiagos, bet manau, kad keisiu. Tai va, tai kol kas tuščia ir mes padarysim startą. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Linksmasis darbelis iš žurnalo. Tai va, pajudėjo tiek. Norėjau atlikti biesą, bet jau dabar nespėjau. Tai įsisiuvinėjo berniukas ir pradžia tų žiedų. Ir kažkiek fono pusiniais, tai daug fono siuvinėjusi pusiniais, labiausiai noriu priartėti prie to aitvarų, bet dar čia yra dar reikalų, ne taip greitai pakeičiau medžiagą vis dėlto į Eva, labai nemėgstu kietos kanvos, jau sakiau, tai va, ir be to bieso daug, tai biesas lengviau siuvinėsis. Šitas projektas atrodo taip, bus siuvinėta dar 200 kryželių viršų ir šiek tiek dar ploti. Siuvinėjau ant kiniškos 11 kaunto kanvos, labai didelis kauntas, taip pati prigalvojau čia tą raštą tiesiog, bet kokį siumu, kad tik nepasikartotų šalia tos spalvos, aš šiaip imu bet kokias spalvas iš eilės iš tų kinietiškų šilko siūlų. Čia ne visai šilkas, aš manau, sintetika, bet jie teigia, kad čia šilkas. Na, jie panašus į šilką, kadangi labai slysta iš adatos. Gražu. Kai važiuoju su mašina, siuvinėju šį darbą visą laiką, tai čia pasipildė gal 600 kryželių. Ir dar liko tiek į tą pusę. Tai kuo daugiau bus tų kelionių, tuo greičiau seksis. Primenu, kad darysiu šito darbo pagalbę. Tai va, siūlai kaip visą laiką slidus, bet aš jau pripratau ir šiaip kai pripranti, tai
kažkaip ir geriau sekasi. Reikia, žodžiu, susitaikyti su to tiesiog. Va, keliaujame tokiu taku. Čia yra toks traukinukas, bet jisai dabar jau neveikia ir mums tenka grįžti patiem. O tokios suolas. Nu ką, einam? Sėdė kartą. Geras sportas, grynas oras. Šiek tiek apžvelgsiu pirkinukus, tai va. Tai pirkau Nurgė lankelį, tai man atrodo jis yra pats didžiausias iš tokių. Jie man labai geri, nebuvo kitų dydžių, man atrodo, viską pirkau rankdarbiuose. Man atrodo, gavau dar 2 dovanėlės. Tai va, pirmą pažiūrėsim, kokias pasiėmiau medžiagas. Tai vieną pasiėmiau Aida 20 kaunto, ką man reikia, tai keletą turiu Lukas rinkinių, kurio reikėtų pakeisti, nes nusipirkusi super klaidą gobeleną, tai gali neužtekti siūlų. Tada va, dovanų gavau tokią gražią medžiagą su pienės paukeliais. Tiktų gal pavasariniam siužetui arba kažkokiam žaismingam nedideliam. Fantastič yra tokių mažų nemokamų siužetų, galima pažiūrėti. Tada 18 kaunto mažą gabalėlį. 18 ant 22. Ir nusipirkau Eva Vintage Rose Zweigart 32 kaunto. Nežinau, ką darysiu su juo ir kam galima bus jį panaudoti, bet ką gali žinot, reikia turėti tokių gražesnių šiek tiek audinių. Tai va, 4 medžiagytės. Tada nusipirkau šitą rūšiuoklį išsibandyti. Patiko galbūt, kad jisai skirtas daug siūlų talpinti. Tai va, yra 100 vietelių, kur parkuoti adatą. Atsidaro. Netidarysiu vieną ranką. Žodžiu, čia atsidaro ir tiesiog yra mažas skyrius. Ir čia porolonas taip tvirtai užsidaro. Tai labai ukrainiečių, man atrodo, gamybos. Aha. Needle organizer for 100 holes. Embroidery craft. Va, su tokiu gražiu motyvu. Nežinau, kažkam galima panaudoti. Ypač dideliam procesui. Pavyzdžiui, galbūt ten siūlus susidėti, o čia jau ta rūšiuoklė. Tai va. Tada nusipirkau magnetuką su klevo lapu, Vizardi, Maple Leaf, taip, lietuvių, taip, po to aišku, adatų. Pas mane tradicija visą laiką perku adatas 26 numerio. Mažą milchiliuką. Painted Pumpkins. Charmed Ornaments. Mažas čia rinkinukas. Turi tiek karoliukų ir mažą laumžirgį. 2 adatas ir labai gražius ryškius siūlus. Jų yra daug, keli tiksliau, dar labai patinka šis ir šitie juodi. Ir ypač pats žymiausias yra moliūgėlis su nameliu. Norėčiau visą jų kolekciją turėti. Tai va, reikės pažiūrėti. Žinoma, kaipgi be namelio. Buttons and Beads. Cafe Grande. Kavinė, tai būtų čia ant popieriaus, besmegenis yra ta, reiškia, saga besmegenis, daug siūlų, karoliukų vidutiniškai. Čia yra dar, rodo toj serijai žieminiai siužetai, bet iš tikrųjų tai yra tikrai daugiau tų namelių. Taip, ir paskutinį iš pirkinių. Parodysiu šituos arklius. Čia matyt bunch kažkoks, neįskaitau. Embracing Horses, apsikabinę arkliai. Labai įdomi spalva, lino. Evo, tiksliau atsiprašau, man atrodo, ar Evo ar lino.
Laurel Birch čia būtų autorius tų piešinių ir čia yra nemažai tų arklių. Tai va. Wild horses, Moroccan mares, Mediterranean mares. Taip, Laurel Birch. Labai gražus arkliukai ir labai paprastai išsisiuvinės. Tai va, norėčiau visų. Tai va, malonu, kad žiūrėjot. Lauksiu kitame video. Rugpjūčio gale, nežinau ar pavyks su visom tom atostogom čia kažką pasiuvinėti ir nufilmuoti. Dėkit patiktukus, jei patiko, pasirašykit. Ačiū už komentarus ir geros.